Net pažįsta. Gal dar neprabudo? Prabudo, visiškai prabudo. Jis buvo atsimerkęs ir kalbėjo su manęs. Tai dar nieko nereiškia, Marisa. Patylėk, Vahana, jeigu neturi ką pasakyti, geriau tylėk. Gana! Palaukim. Ką daktaras pasakys? Gana. Tėvelis neišėjo ieškoti, jau turėjau grįžti. Vaikai, atvežiu daktarą. Kas atsitiko? Kaip Manuelis? Kalbėjom su juo, bet jis mūsų nepažino. Palaukit. Kalbėkit po vieną, kad galėtų pasakyti. Daktarė, Manuelis mūsų nepažino. Ką tai reiškia, operacija nepavyko? Kodėl jis mūsų nepažįsta? Gal dar neprabudo. Gal dėl operacijos buvo galima prognozuoti. Dalinė amnezija, nesirūpinkit. Ką tai reiškia? Vaikai, suprantu, kad nerimaujate dėl savo draugo, bet turėsit būti kantrus. Manuelis veiks labai lėtai. Norit pasakyti, kad jam bus sunku atsikelti iš lovos? Dėja gali būti rimtų simptomų. Pavyzdžiui, Manuelis gali elgtis kaip 4 ar 5 metų berniukas. Jis gali net pamiršti, kaip skaityti ir rašyti. Daktarė, atsiprašau, kuo mes galim padėti? Pasistengkit jo nenervint, nesukelt jam dar didesnio streso. Dabar aš jį apžiūrėsiu ir jeigu viskas gerai, leisiu jums po vieną jį aplankyti. Bet tik trumpam. Gerai? Labai ačiū. Tikriausiai puikiai supranti, kad Eskura padarė pakankamai rimtą nusižengimą ir jį galima išmesti iš mokyklos. Tai bus mano pirmas darbas rytoj, kai perimsiu vadovavimą. Ne, tėveli, kodėl nori išmesti mano vaikiną? Negink jo, neverta. Puikiai žinau, kad jis tave nufotografavo. Ką? Ne, nesąmonė, kas tau sakė, tėveli? Jis pats prisipažino. Ne. Ne. Nežinau, ką jis tau pasakė. Žinau tik tiek, kad fotografavausi fotografų studijai. Šit kaip. Pati padirbau leidimą. Atsiprašau. Šit kaip. Tikriausiai supranti, kad turėsiu tau skirti pavyzdinę bausmę? Suprantu, tik būk geras, nelįsk prie mano vaikino. Pile, dar nepasakiau, kokią tau skirsiu bausmę. Negaliu patikėti. Dar nespėjau žengti mokyklą, o jau bėdu iki kaklo. Koks aš vienišas. Taip, stamina, nes Marisa liepė. Sonia, sakai, kad šiandien mane priims? Ačiū, negaliu patikėti. Galima paklausti? Ar aš galėsiu išrinkti, kokią nuotrauką spausdinti ant viršelio? Gerai, sutarta. Susitiksime ir apie viską pasikalbėsim, bučkės. Visą. Kągi, Solė. Gal ir būtų buvę smagu visiems papasakoti apie Felę, bet pagalvok, kad tokia proga pasitaiko ne kasdien. Taip, Solsita, tu atskleisi visą savo vidinį grožį. Kodėl tu tokia patenkinta? Vėlu, nespėsi, kas atsitiko. Kas? Pasakok. Šiandien susitiksiu su Franciu Dutilu. Ką, su modeliu agentu? Taip, mano nuotrauka puikuosis ant žurnalo viršelio ir parašys apie mane straipsnį. Sveikinu. Palauk. Šiandien popiet mums pamokos. Vėlu, čia toks svarbus reikalas, kad mane išleis. Pone Kaseres, atnešiau, ko prašyti. Labai ačiū. Čia visi žurnalai, kuriuos radau. Puiku, ačiū. Niekas nepasislėps nuo seklio. Nors jiedu atkakliai neigė, seklys sužinojo apie romaną užsimesgusi tarp prestižinio mados verslo atstovo ir garsios kabareto šokėjos. Artimi poros draugai teigia, kad greitai sulauksime vestuvių. Užeikit. Atsiprašau, mokytojau, norėjau paklausti, ar galėtumėt mane išleisti šiandien po pietų? Leiskit primint, kad šiandien po pietų jums pamokos. Taip, žinau, bet turiu labai rimtą priežastį. Pamaniau, kad būtų galima padaryti išimtį. Kodėl turėčiau būti neteisingas? Ką? Naudoju jūsų argumentus. Man atrodo neteisinga, kad kai kurie mokiniai gauna leidimą išeiti, kada užsinori.
Ne, mokytojau, norėjau pasakyti, kad... Puikiai supratau, ką norėjot pasakyti. Išleiskit mane, mokytojau, man labai svarbu. Dėl karjeros. Dabar vienintelė minutė, kai galiu išgerti kavos ir pavartyti laikraštį. Būčiau labai dėkingas, jeigu paliktumėt mane vieną. Pasiliksit čia? Negi tikrai maniai, kad paskųsiu tave tėvelį? Kai supyksti, gali bet ką iškrėsti. Mielasis, aš labai tave myliu. Bet to man patinka, kad manęs pavydi ir lepini. Taip. Palauk, dabar tėvelis tave nubaus? Tomai, gana, baisiausia bausmė savaitgalis mokykloj. Štai kur jūs. Taip, tėvelė, mes čia. Kas atsitiko? Kas atsitiko? Išbėgai, nespėjau pasakyti, kokią skirsiu bausmę. Pati žinau, kokią bausmę skirsi reikės. Visą savaitgalį būti su tavimi arba sėdėti užsidarius kambarį. Apsirinki. Draudžiu tau draugauti su šito jaunuoliu. Pone Dunokai, jūs patylėkit. Pasakysiu vieną kartą ir nekartosiu. Jeigu pamatysiu tave su šito jaunuoliu, uždarysiu tave į jaunuolių mokyklą, o ponas, kur išmesiu iš elito gimnazijos. Pone Dunokai, tylas, neatsikalbinėkit, labai rimtai nusižengiai, daugiau nenoriu nieko girdėti. Jūs eskura, jūs eikit ten, bet eikit ten. O jūs, panelė, ten marš. Kas atsitiko? Su jumis dar pasikalbėsim, neleidit man pabaigti. Kas jau galvoja, norėjau aptarti svarbius reikalus? Gerai, klausau. Pirmin, atgal. Sakykit pagaliau. Girdėjau. Ką? Kaip Miranda kalbėjo apie čekius, išrašytus kažkokiai juodosios metalurgijos įmoniai. Su plėšrūnu. Su Bustamante kalbėjo. Tikrai? Aš nešniukštinėjau, rimtai sakau, nemanykit, kad smalsavau. Tikrai? Kas atsitiko? Nieko. Klausykit, vaikai, Manueliui dalinė amnezija. Bet tuoj praeis. Nesitikėkite, kad jis iškart atsimins visų jūsų vardus. Šiandien jis prisimenė seselės vardą, kodėl neprisimena mūsų? Tikriausiai todėl, kad ji buvo paskutinis žmogus, kurį jis matė prieš operaciją. Ne, mane irgi matė. Vadinasi, greit prisimins tavo vardą ir visų kitų, kurie jam buvo brangus. Atsiprašau, kad pertraukiau, daktarė. Jie visi Manueliui labai brangus. Jie jo draugai. Daktarė, ar galima jį aplankyti? Galima. Bet ne visi. Šiandien galės užėjti tik vienas. Patys nuspręskit kas. Gerai? Vaikai, būkit geri, leiskit man. Gerai, eik. Eik tu ir nuo visų jį pabučiuok. Ačiū. Eik. Manuelė? Čia aš. Prisimeni mane? Vertiname Damiselytę, skaitė Vaida Adomanytė.